Būkite pasveikinti iš Lietuvos sporto centro stadiono sostinėje. Ir šiandien čia moterų lygos 14 turo intriguojantis susitikimas. Taisyklės yra apibriešta, kad turi žaisti 22-asis Julijana Kolik, 23-asis, 7-asis Aleksandrija Kitimaden, Maja Musaskaja 11-asis numeris. Čia iš savo vartininkės aikštelės gelbėdama taškų dėl to lietuvių limito pažeidimo. Čia Pereviznik kelia kampinį, jos perdavimas. O čia smūgis jau šiek tiek į pėdą, bet ataka tęsiasi, nestabdo veiksmo. Valerija Postol čia išvengė savo oponentės. Proga smūgiuoti tarp betoninių, vadinkime taip, tribūnų. Tokius nuostabius gintrai. Susidūrimas, smūgis nepavyko kamuolį, 16-asis numeris, dešiniajame flange ten perdavimas į baudos aikštelę, čia aukštai iššoko Vilnietė, Joy Dididuru, smūgį. Sužaidžia varžoviai, gauna 7 metrai ir perdavimas Medai Šeškutė į rankas. Na ir ranka, irgi toli, Meda Šeškutė meta kamuolį. Maden labai gerai vienu lietimu keičia flangą, čia smūgis į vartus. Tiesa, žalgirietės pastaruoju metu sustiprino savo situaciją legionierėmis, o tai yra 1-prieš-1 situacija ir Vilniaus Žalgiris veržiasi į priekį. Olamidė Sandra Adugbe triumfuoja. Invest gynėjas išsidėstydamos net 3 komandos lygiaverčiai kaunasi dėl aukso medalių ir to labai seniai nematėme. Ir ne dėl to, kad Gintra susilpnėjusi, bet Kelnio čia Joy Dididuru veržiasi varžovų baudos aikštelės problemų persiorientodamos ir pristaikydamos prie naujos taktikos. Čia smūgis į vartus, pakeitė Julijana Kolnik, legionierė iš Moldovos, o čia pavojinga žalgiriečio ataka pasaulio regionuose. Sandra Olamidė, jos perdavimas ir ilgai priminėti kamuolio, vos prilietė kamuolį, jau varžovė skrieja į ją ir tenka greitą sprendimą daryti. Ugnė Lazdauskaitė į baudos aikštelę veržiasi, jos kirtis. Rinos Topol perdavimas, įsibėgėja Kristina Pereviznik, jos smūgis! Štai toks šedevras. Gina rezultatą Transinvest ekipa. Grįž Marija Galkina į aikštę, bet po šio kampinio. Pereviznik akistata su žalgirietėmis. Jos perdavimas labai kokybiškas. Na, žvelgiant strategiškai, klausimas, kam čia tos lygiosios dabar palankesnės. Tiesa, apie lygiasias kalbėti dar anksti, juolab, kad Vilniaus Žalgiris vėl nusvirė svarstyklės savo naudai. Joy Dididuru triumfuoja 2-1. Džiaugti tokiu momentu. Pelniuosi ypatingai svarbu, nukreipdama atakos kryptį. O čia fizinė dvikova vėl laimi Žalgirio legionierė ir perdavimas į baudos aikštelę. Prasprūsta Transinvest futbolininkės į baudos aikštelę, čia iki galos. Vilniaus rajono Transinvest patiria antrą pralaimėjimą iš eilės ir Lietuvos A lygos čempionato lyderių krizė. Šiokia tokia krizė tęsiasi. MFA Žalgiris MRU triumfuoja prieš A lygos lyderės